Buvo šalta žiemos popietė, viena iš tų, kai vėjas, rodos, stūgauja aplink namą, barškindamas į langus beveik pastovių ritmų, o smulkus lietus brėžė skystas linijas ant stiklo. Viduje, medienos krosnies šiluma šildė ne tik kambarį, bet ir čia buvusiųjų širdis. Šviežiai iškepto pyrago malonus kvapas susiliejo su degančios malkos kvapu, surdami jaukią atmosferą, kuri kontrastavo su audra už lango. Sėdėjau savo senoje aksominėje kėdėje, jau šiek tiek išblukusioje nuo laiko. Mano drebanios rankos laik po del kartos arbatos. Būtent tokiais momentais labiausiai jaučiau senatvės naštą, skaudančius kaulus, standžias sąnarius ir nuolatinį nuovargį, kuris, rodos, niekada nepraeina. Bet tuo pačiu metu būtent tokiais momentais širdis atrodė lengvesnė, ypač kai mano anūkai buvo šalia. 3 vaikai sėdėjo ant svetainės grindų, apsupti ant klodžių, su smalsiais veidukais, nukreiptais į mane. Mariana, jauniausia, vos 6 metų, plačiai įsprogusiomis akimis laukė akimirkos, kai pasakysiu ką nors stebuklingo. Lukas, 9, jau gulėjo ant kilimo sukryžiavęs kojas, stebėdamas lubas, o Petras, vyriausias, 11, išliko ramus, visada stebint tyliai ir atidžiai, tačiau pilnas smalsumo. Mosiut, papasakok pasaką. Paprašė Mariana, jos švelnus balsas aidėjo kambaryje, kai ji patraukė ant klodę, kad uždengtų šaltas pėdutes. Lukas netrukus prisijungė prie prašymo, kaip visada. Taip, močiute. Papasakok istoriją. Viena iš tų gerų, senų laikų pasakų. Nusišypsojau jiems, jausdama tą šilumą krūtinėje, kurią tik vaikai sugeba suteikti. Padėjau arbatos puodelį į šalį, sutvarkiau šaliką ant pečių ir pažvelgiau į juos, galvodama, kokią istoriją galėčiau papasakoti šį kartą. Buvo įdomu, kaip bėgant metams prisiminimai tapo ryškesni, tarsi laikas turėtų galę suteikti ypatingą spindesį viskam, ką patyrėme. Bet tuo metu mano mintise praskriejo kažkas kitokio. Galbūt tai buvo lietaus garsas, šaltis, kuris man priminė kūno trapumą, ar net mano anūkų buvimas, kuris privertė mane norėti papasakoti kažką daugiau nei paprastą istoriją. Ar tikrai norite išgirsti istoriją? Paklausiau, su šypsena veide. Taip. 3 atsakė choru su jaunatviška energija. Pažvelgiau į ugnį židinyje akimirką, jausdama poreikį pasirinkti tinkamus žodžius. Žinojau, kad tai, ką ketinau papasakoti, nebus magiška nuotykių pasaka ar fantazijos istorija. Tai buvo daug realesnis dalykas. Kažkas, ko jie galbūt dar nesupras visiškai, bet giliai širdyje žinojau, kad vieną dieną tai jiems taps prasminga. Šiandien pradėjau, mano balsas tapo šiek tiek tylesnis, pakankamai, kad jie priartėtų šiek tiek arčiau, papasakosiu jums kitokią istoriją. Istorija apie laiką ir apie tai, kaip jis keičia mūsų kūnus. Jų žvilgsniai tapo dar atidesni. Jie laukė kažko nepaprasto, tačiau tai, ką turėjau pasidalinti, buvo kažkas, apie ką daugelis vengė kalbėti. Vis dėlto jaučiau, kad dabar buvo tinkamas momentas. Jūs žiūrite į mane dabar, matote šias raukšlės, drebančias rankas ir baltus plaukus, pasakiau, parodydama jiems savo rankas, ir manote, kad visada tokia buvau, ar ne? Jie šiek tiek nusijuokė, nežinodami, ką atsakyti. Vaikams sunku įsivaizduoti, kad žmogus, kuris tiek daug patyrė, taip pat kadaise buvo jaunas. Žinokite, kažkada bėgiojau po laukus greičiau nei galite įsivaizduoti. Mano kojos buvo stiprios, rankos vikrios ir maniau, kad pasaulis buvo man po kojomis. Mariana surok veida, sumasusi. Tu bėgiai, moijut? Taip bėgau, mano brangioji, nusišypsojau jai. Ir aš buvau mergaitė, pilna svajonių ir energijos kaip jūs. Tačiau laikas, laikas. Jis praeina taip, kad net nepastebi, o kai suvoki, viskas jau pasikeitė. Dabar visi 3 buvo suintriguoti. Galbūt tai buvo pirmas kartas, kai pradėjo suprasti, kad laikas yra galinga jėga, kuri nieko neaplenkia. Tas suvokimas, kad senėjimas yra natūralus, bet neišvengiamas procesas, vaikystėje atrodo sunkiai suprantamas. Kai buvau tokio amžiaus kaip jūs, tęsiau, prisimindama tolimą praeitį, gyvenau fermoje, apsupta kalnų ir medžių, kurie atrodė, kad niekada nesibaigia. Mūsų namas buvo mažas, paprastas, bet turėjo nuostabų vaizdą į laukus. Nebuvo brangių žaislų, nei technologijų, kaip dabar. Mūsų pramogos buvo bėgimas po laukus, lipimas į medžius ir maudynės upėse. Lukas, kaip visada smalsus, įsitaisė ant kilimo. Kaip tai buvo, močiute? Nebuvo net vaizdo žaidimų. Aš nusijuokiau iš jo klausimo, prisiminusi, kaip mano vaikystėje viskas buvo kitaip. Liukė. Nebuvo tokių dalykų. Bet mes turėjome kažką, kas buvo tokia pat vertinga - gamta.
Pasaulis aplink mus buvo mūsų žaidimų aikštelė. Viskas, kas mus supo, virsdavo didžiuliu nuotykiu. Akimirką užmerkiau akis, leisdama prisiminimams iš to meto sugrįžti. Beveik galėjau užuosti laukų kvapą, pajusti švelnų vasaros dienų vėjelį, o svarbiausia, mačiau savo brolį Joachimą šalia manęs kaip visada. Turhau brol, pasakiau su ipsena, kurie SLPN didelės. Jo vardas buvo Joachimas. Me buvom neatskiriami. Kur aš eidavau, jis taip pat eidavo. Mes įgalvodavom nuotykius. Lipdavome į aukščiausius medžius, plaukdavome pavojingiausiose upėse ir drąsiai metėme iššūkį pasauliui. Aš maniau, kad niekas mūsų nesustabdys. Anūkų akys buvo įsmeigtos į mane. Galbūt jie pradėjo suprasti, kad ši istorija buvo daugiau nei tik laiminga prisiminimo akimirka. Bet laikas, tęsiau, šiek tiek tyliau, laikas kartais moko mus sunkių kelių. Vieną dieną Joachimas ir aš žaidėme netoli upės, kaip visada. Srovė buvo stipresnė nei įprasta ir aš jam pasakiau, kad nepereitų. Sakiau, kad tai pavojinga, bet Joachimas, kaip visada užsispyręs, nusijuokė iš manęs. Cambridge Tvyroja Tyler. Anūkai klausėsi susikaupę, beveik neberagindami, jausdami, kad netrukus išgirs kažką liūdno. Jis puolė per upę ir trumpam atrodė, kad viskas gerai. Bet staiga jis paslydo. Aš šaukiau, bėgau paskui jį, bet vanduo jį nunešė. Mano balsas nutrūko ir pajutau, kaip ašaros degina akis net po tiek metų. Aš buvau tik mergaitė, negalėjau jo išgelbėti. Po to sekusi tyla buvo sunki. Mačiau, kaip istorija paveikė jų veidus. Mariana žiūrėjo į mane, jos didelės akys buvo pilnos ašarų. Petras, kuris visada buvo tylus, nusuko žvilgsnį, bandydamas suvokti tai, ką tik išgirdo. Lukas, kuris dažniausiai buvo kalbiausias, dabar tylėjo, apimtas skausmo dėl tos netekties. Giliai ekvipio, bandydama rasti jėgų testi. Joachimo prisiminimai visada buvo skausmingi, bet žinojau, kad turėjau pasidalyti šią savo gyvenimo dalimi su jais. Joachimo netektis buvo pirmas kartas, kai iš tikrųjų supratau, ką reiškia prarasti kažką, pasakiau vis dar tyliai. Ir tai man parodė, kad nors laikas išgydo kai kurias žaizdas, jis niekada neištrina randų. Skausmas niekada visiškai neišnyksta, bet laikas išmoko mūsų su tuo tvarkytis kitaip. Mariana priartėjo dar arčiau, tarsi norėtų apsaugoti mane nuo šios skaudaus prisiminimo. Močiute, tyliai paklausė. Ar labai jo pasilgsti? Taip, mano brangioji, labai pasilgstu, atsakiau, glostydama jos veidą. Ilgiuosi jo kiekvieną dieną. Bet supratau, kad nors ilgesys skaudina, tai taip pat būdas išlaikyti mylimus žmonės gyvus mūsų viduje. Ji droviai nusišypsojo, vis dar bandydama suprasti, ką tai reiškia. Vaikai, tokie gyvybingi, dar nepažinojo praradimo skausmo. Bet vieną dieną ir jie supras. Su laiku išmokau gyventi su tuo ilgesiu, tęsiau. Ir tai mane išmokė vieno labai svarbu dalyko, kad mūsų kūnas gali senti, gali tapti trapesnis, bet svarbiausia yra prisiminimai, meilė ir istorijos, kurias nešiojame čia viduje. Uždėjau ranką savo ant krūtinės, virš širdies. Jie žiūrėjo į mane su maišytu supratimu ir pagarba. Žinojo, kad Joachimo istorija nebuvo tik pamoka, bet gili mano gyvenimo dalis. Ir kažkaip tai juos dar labiau priartino prie manęs. Žinote, laikas keičia mūsų kūną, pasakiau, pakeldama raukšlėtas rankas. Mano rankos laikė Joachimą, rūpinosi jūsų tėvais, kai jie buvo kūdikiai, ir dabar, nors jos dreba, vis tiek laiko jūs, kai jums manęs reikia. Kūnas keičiasi, taip, bet prisiminimai ir meilė, jie niekada neišnyksta. Lukas, kaip visada smalsus, pakėlė ranką, tarsi būtų mokykloje. Bet, močiute, kodėl kūnas turi senti? Kodėl negalime visada būti jauni? Ak, klausimas, kurį visi mes užduodame vienu ar kitu gyvenimo momentu. Aš pati tiek kartų tai savęs klausiau, kai buvau jaunesnė. Prisimenu pirmasias akimirkas, kai suvokiau, kad mano seneliai sensta, kad žmonės aplink mane keičiasi. Jaunystė turi tą apgaulingą amžinybės pojūtį, bet laikas, neišvengiamai, leidžia tai pajusti. Na, Lukai, pradėjau, atsargiai rinkdamasi žodžius, žmogaus kūnas yra tarsi medis. Kai esame jauni, esame kaip jauni medžiai, pilni gyvybės ir stiprybės, su lankščiomis šakomis ir žaliais lapais. Bet laikui bėgant, kūnas tampa standesnis, tarsi senesnis medis. Lapai nukrenta, šakos tampa trapios, bet medis vis tiek stovi, pilnas istorijų ir prisiminimų. Lukas suraukė antakius, bandydamas suprasti, ką pasakiau.
Žinojau, kad jis dar pilnai nesuvokia, bet kažkaip tas vaizdinys jam darėsi prasmingas. Kūnas sensta, nes taip veikia gyvenimas, tęsiau. Bet tai nėra blogas dalykas. Senėjimas yra gyvenimo dalis. Kiekviena raukšlė, kiekvienas skausmas, kurį jaučiame, yra ženklas viso to, ką išgyvenome ir ką išmokome. Petras, kaip visada tylus, žiūrėjo į mane dėmesingai. Žinojau, kad jis sugebė kiekvieną žodį, nors ir nieko nesako. Jis visada buvo introspektyviausias, bet kartu ir giliausias. Žinojau, kad iš visų jis labiausiai prisimins šį pokalbį. Nereikia bijoti senėjimo, pasakiau su šypsena. Nesvarbu ne tai, ką laikas daro mūsų kūnui, o ką mes padarome su tuo laiku, kurį turime. Vaikai priartėjo dar arčiau, dabar visi sėdėjo šalia manęs, jausdami šio momento šilumą ir mano dalijamų žodžių gilumą. Laikas praeina mums visiems, tęsiau, jausdama, kad atėjo laikas užbaigti istoriją. Bet jūs turite prisiminti, kad kol gyvensite su meile, kol rūpinsitės vieni kitais ir saugosite gražius prisiminimus, kūno senėjimas nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra tai, kas yra čia, vėl paliečiau savo krūtinę, virš širdies, tai niekada nesensta, niekada neišnyksta. Visi trys tylėjo kurį laiką, kiekvienas savaip apmastydami mano žodžius. Žinojau, kad ateityje jie prisimins šią akimirką, šį pokalbį. Tai nebuvo kažkas, ką jie dabar visiškai suprato, bet tai buvo tarsi supratimo siekla, kuri laikui bėgant augs. Dabar pasakiau pakeisdama toną į lengvesnį, kaip manot, ar laikas paragauti to pyrago, kuris laukia virtuvėje. Jų akys suspindo, ir netrukus juokas vėl užpildė kambarį. Jie atsistojo ir nubėgo į virtuvę, kaip vaikai visada daro. Tas sunkumas, kurį atnešė mano papasakota istorija, atrodė ištirpęs ore, pavirtęs į ką nors lengvesnio, lengviau nešiojamo. Aš dar akimirką sėdėjau, stebėdama juos iš tolo. Žinojau, kad laikas ir toliau bėgs, kad mano kūnas taps dar trapus, bet taip pat žinojau, kad kažkokiu būdu aš visada būsiu jų gyvenime. Prisiminimuose, pasakose, kurias dalijomės, ir meilėje, kuri visada juos supo. Lėtai atsistojau ir nuėjau į virtuvę, pasiruošusi prisijungti prie jų. Laikas buvo negailestinga jėga, bet tai, ką išmokau per savo gyvenimą, buvo tai, kad galų gale mus iš tikrųjų gyvus išlaiko prisiminimai ir meilė, kurią paliekame po savęs. O dabar, kai skaitai šią istoriją, pasakyk man, ką laikas tau išmokė. Kaip jis suformavo tavo prisiminimus, tavo istorijas ir žmonės, kuriuos myli.